kartais net nesuprantame, kad kiekviena diena prasideda nuo energijos. Namuose, ūkyje ar darbe. Ji lydi paprasčiausias mūsų akimirkas, nuo rytinės kavos puodelio iki pirmųjų darbo valandų. Pastaraisiais metais energija tapo daugiau nei patogumu. Ji tapo stabilumo ir nepriklausomybės klausimu. Todėl Lietuva pasirinko kryptį. Daugiau vietinės energijos, daugiau stabilumo, daugiau tvarumo. Šiam tikslui pasiekti buvo įgyvendinti valstybės ir ES lėšomis finansuoti 3 jungtiniai projektai, skatinantys energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Saulės elektrinių plėtra, energijos kaupimo sistemų diegimas ir privačios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros vystymas. 3 projektai, 1 kryptis. Saulės energija. Švarus ir sparčiai augantis energijos šaltinis Lietuvoje. Saulės elektrinių įrengimo jungtinio projekto įgyvendinimo metu daugiau nei 2000 įmonių, ūkininkų ir energetikos bendrijų įsirengė daugiau kaip 170 MW saulės elektrinių galios. Tai yra tiek, kiek reikia 170 tūkstančių vienu metu veikiančių elektrinių virdulių. Iš viso išmokėta daugiau kaip 71 milijonas eurų kompensacijų. Įrengtos naujos elektrinės leidžia gaminti elektrą ten, kur jį vartojama. Arčiau žmonių, arčiau verslo ar ūkio. Tačiau energiją reikia ne tik pagaminti, ją reikia išsaugoti. Kaupimo įrenginių įrengimo jungtinio projekto įgyvendinimo metu daugiau nei 300 įmonių, ūkininkų ir energetikos bendrijų įsirengė daugiau kaip 109 MWh talpos kaupimo įrenginių. Tiek, kiek reikia pakrauti beveik 4 milijonams mobiliųjų telefonų. Iš viso išmokėta beveik 29 milijonai eurų paramos. Energijos kaupimo įrenginiai leidžia subalansuoti tinklą ir užtikrinti stabilų tiekimą net tada, kai gamyba svyruoja. Transportas keičiasi. Vis daugiau žmonių renkasi elektra varomus automobilius. Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo jungtinio projekto įgyvendinimo metu apie 14 tūkstančių gyventojų, įmonių ir daugiabučių bendrijų įsirengė daugiau kaip 20 500 įkrovimo prieigų. Tai yra tiek pat, kiek Suomijoje yra viešųjų įkrovimo prieigų. Iš viso išmokėta daugiau kaip 21 milijonas eurų. Įrengtos privačios įkrovimo prieigos leidžia patogiai įkrauti automobilius namuose ar darbo vietose. Šie projektai ne apie technologijas, jie apie žmones, apie galimybę rinktis švaresnę energiją, apie mažesnės sąskaitas, apie saugesnę ateitį ir energetinę nepriklausomybę. Esu ūkininkas Tomas, norėjau pranešti apie saulės elektrinę. Pasistatę saulės elektrinę, mes pradėjom gaminti savo dalį elektros, kuriuom ūkyje, mūsų veikloje, mes sutaupome apie 80% išlaidų, kaip būdavo prieš tai. Kai matote, turime elevatorius, turim šiltnamis ir labai juntamas lėšų sutaupimas. Raginčiau pasistatyti ir jums. Elektromobilį krauname tiesiog namuose. Taip daug patogiau kasdien. Važiuojame švariau ir kartu taupome. Man patinka, kad neburzgia mašina. Kaupimo sistema leidžia panaudoti energiją tada, kada jos reikia. Tai mums leidžia geriau planuoti darbus ir būti nepriklausomiem nuo ESO tinklo. Už kiekvieno projekto slypi žmonės. Jų sprendimai, skirtas laikas, kasdienis darbas. Mūsų tikslas buvo padėti, kad šie sprendimai virstų konkrečiais rezultatais – elektromobilių įkrovimo stotelėmis, saulės elektrinėmis, energijos kaupimo įrenginiais. Lietuvos energetikos agentūros komanda vertino paraiškas, vertino mokėjimo prašymus, išmokėjo lėšas ir padėjo konsultuodami, kad būtų pasiekti ambicingi rezultatai. 3 projektai. 1000 sprendimų. 1 rezultatas. Stipresnė Lietuva. Energetikos transformacija jau vyksta. Ir ją kuria žmonės.
Jungtiniai projektai įgyvendinami ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano naujos kartos Lietuva lėšomis.